Sveiki, mėlyjei. Čia pirmas Kazimiero Juraičio kanalas, be jokių laiškelių ir komentarų. YouTube administracija tyliai paėmė ir viską, ne viską, bet leido dėti. Na, matyt, komentarų ir visokių laiškelių, matyt, nebuvo dėl to, kad nebūtų argumentacijos, jeigu būtų bylos ar ką. Va, galvojam, gerai, leidžia ir leidžia, nežinau, kaip baigsis, matysim. O šito monologo tikslas yra tema. Ištieskime vaikams ranką, ar ištieskime šeimai ranką. Patikslinsim dar. Dėl ko yra poreikis, tas visą laiką bus kalbėti turbūt. Štai yra po to filmo reportažinio, kur yra Laukaičių vaikai, Grigaliūnų vaikai protestą padarė, čia šliundrom išvadino. Jie raunasi pas savo namo, pas savo tėvus, bet formaliai globėjus. Ir labai įdomus komentaras Alės Ambrasaitės. Tikrai patinka, kad atsiranda tokie žmonės kaip Alė Ambrasaitė, kuri visiškai priešingoje stovykloje, negu mes, tarkim, įsivaizduojam tos santykius. Tikiuosi, prokuratūra jau perdavė įtariamas sunkiais nusikaltimais, įtariamas, ir tą paradigmą, kaip įeini į tą mąstymo būdą, visiškai teisi, ta Alė Ambrasaitė, žmogus įtariamas. Tai kaip tu drįsti dar sakyti, bet paskui dar įdomiau toliau tenai, nevadinkit vaikų Grigaliūnų vaikais. Nepainiokit žiūrovų, viskas turi savo pavardę ir tėvus. Jeigu ką, Grigaliūnam tie vaikai nepriklauso, o paskui gali dadėti ne kokie kiškučiai ar šuniukai, čia ne Grigaliūnų vaikai. O paskui, kai kiti žmonės dar, ką jau žinot apie vaikų atsidūrusi globoje, nebūtinai Grigaliūnų tėvus, Grigaliūnai viso labo globėjai, tai darbas, jie pinigus gauna už tai, tokia šitai, ir paskui dar. Jeigu jie prašosi kabutėse, tai tada labiausia toks užkabino, kad smegenys išplautos, kaip mama gali vadinti ne mama. Ir kai tu nueini pas Alę Ambrasaitę į jos sieną, jinai turi vaikelį, irgi dukrelę. Su kaukėm sėdi, čia žvaigždės, atsiprašinėja ten ant kelių juodaodžių pas ją. Jinai, grinai Alė Ambrasaitė, tai yra ant tų bėgių, matosi, kurio oficiali ta žiniasklaida, bet dėl ko aš pasakiau, kad aš labai dėkingas, kad tokie žmonės atsiranda, nes nuoširdžiai žmogus taip galvoja, jinai matosi, iš tikrųjų matosi, kad nuoširdžiai taip galvoja. Ir aš kai Šakalienės taip klausydavau, matosi, net negalėdavau patikėti, bet atrodo, kad jinai nuoširdžiai sako tą, ko jinai tiki. Ten smurtas, ten jeigu koksai girtuoklis ten apdaužė, tai ten visi tie įstatymai, kad apskritai smurto nebūtų. Čia iš tos istorijos, lygiai iš tos pasakos, kaip pavyzdžiui, prieš negrus ant kelių, tarkim, arba indėnus išžudė, tarkim, baltieji Ameriką, kur susikūrė. Dabar ten lygiai ten prasigėrusių, ten kokių nors indėnų ten. Tai ir prieš juos ant kelių, sugrąžinkim Ameriką, mes jiem tarnausim dabar, kadangi mūsų ten dėdukai ir prodėdukai išžudė jų, sugrąžinkim. Tai atiduok namus, atiduok viską. Ir čia yra, nežinau kaip vertinti, bet matosi, kad žmonės, apskritai, skirtingi pasauliai, tarkim, kai aš kalbėjau su tais Grigaliūnų vaikais, vaikai nori turėti mamą, jei kitų neprisimena, tarkim. Tai negalima vadinti Grigaliūninės mama, nes teoriškai turi fizinę mamą, kurios nors ir neprisimena, bet tada, jeigu būtų logiškais, reikia tada galvoti, mokytojų neleis mamom vadinti, kur šviesos leidyklą paėmė ir pavarė. Mokytojos mamos, o tikros mamos, kaip gerai mokytojos mamytės. Tai gerai, atsirado sveiko proto moteriškė, mokytoja, kuris sako, ką jūs darot. Jos net nejaučia mamos, kaip padovanoja savo statusą. Bet Alė, tas jau turbūt vėlgi nesuprantama, vėlgi nuoširdžiai nesuprantama. Bet aš džiaugiuosi, kad savo nuoširdumu ateina ir kalba, tada nesinori net ir
ginčytis labai per daug, nes numatosi, kad nesusišnekėsi tiesiog ant tiek skirtingi požiūriai, čia skirtingi pasauliai, skirtingos koncepcijos, iš principo koncepcijos skirtingos yra. Va, ir todėl nenorim nei įtikint neįmanoma, neįmanoma. Kaip jiem įtikint mūsų neįmanoma, tarkim, kad vaikas pavogtas netgi. Va, Grigaliūnienė pasakoja nuostabių istorijų, kaip jinai pavogė vaikus. Tai pagal Alę turbūt Ambrasaitę reikėtų ją teisti už tai, kad pavogė vaikų iš degradų, kurie ten mirt palikę jau būtų numiręs, bet jinai pavogė neteisėtai. Paskui tas vaikas tėvų neprisimena, bet vadina ją mama. A kodėl mama? Psichologai tegu tyrė, kaip čia smegenys išplautos, kai yra mama tikra, čia vat šitą vadint. Čia neįmanoma susišnekėti. Ir todėl nei prieš Alę, nei už Alę, tai yra kaip pavyzdys. Alė Ambrasaitė ne prie ko, kaip pavyzdys tiesiog. Mąstymo linijos tokios, va, tokios pasaulėžiūros. Tai va, todėl čia yra amžinos temos, labai skaudžios. Tai turbūt ko gero reikėtų tiesiog pakantumo vienas kitiem. Tiesiog pakantumo. Alė mano taip, Kazimieras mano kitaip, o vaikam reikia meilės ir dėmesio. Todėl mes rytoj ne už juos, ne prieš juos, bet tiesiog vaikams ir šeimai ištieskim ranką. Nu ir mes padarysim vėlgi kaip visada savanoriai, pasiūlė pats aš net nesugalvočiau, nes va, bet kai geras dalykas, nu, padainuok, sako, su ištiesta ranka Pilies gatvėje. Liuks. Ištieskim ranką vaikams, šeimai. Tai va, ten Pilies gatvėje, 18 val. 00, apačioj nuo katedros pusėje, ten kur prasideda, vietos nemažai. Pabandysim improvizuoti tokį koncertėlį. Kazimieras Juraitis su gitara, pučiamųjų trio vaikų, mes Lietuva, nu rytoj gal kitaip vadinsis, čia ekspromptu pasakiau. Tokį labai šauniai grojo, va, ta kur Kaltonėnuose orkestrėlis grojo. Va, ten dar kažkas ten prisijungs, gal prie jų, ten koks būgnininkas sakė yra. Mes pabandysim padaryti koncertėlį tokį, ar su tiesioginiu streamu, ar be tiesioginio streamo. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Bet tema, nu, turbūt amžina. Va, turbūt amžina. Taip, kad ištieskim ranką vaikams ir šeimai. Iki rydienos.